Sveiki olimpinio mėnesio dalyviai. Aš esu treneris Dovydas ir šiandien atliksime tempimo pratimus. Taigi pradėkime. Pratimo eiga bus nuo viršutinės kūno dalies iki apatinės. Pradėsime nuo viršaus. Vieną ranką apkabinam save ir su kita ranka prispauskime per alkūnę. Spaudžiame ir giliai kvėpuojame. Pratimą atliksime 10 sekundžių. Šiuo pratimu mes pratempsime savo pečius. 10 sekundžių vieną pusę, tada kitą ranką apkabinam save ir su kita ranka prispaudžiame. Turime jausti tokį lengvą tempimą ties šitą peties dalimi. Spaudžiame ir laikome 10 sekundžių. Kvėpuojame giliai ir tokiu būdu mes atpalaiduosime savo raumenis. Taigi, sekančiam pratimui reikės sienos. Ateisime prie sienos, atsuksime šonu ir artimiausią koją prie sienos pastatysime į priekį, o kitą koją šiek tiek atgal. Atsiremiam į sieną su petimi, ištieskime ranką, suglaudžiam abi rankas ir ištempiam. Abi rankos turi būti prispaustos prie sienos. Laikome 10 sekundžių. Taip pat ir kita pusė. Artimiausia koja sienos yra priekyje. Galinė koja šitaip pastatom atgal, kad būtų mums stabilu. Prispaudžiame petį, suglaudžiam rankas ir atsiveriame. Kvėpuojame giliai ir laikom 10 sekundžių. Sekantis mūsų tempimo pratimas, kurio pagalba pratempsime kojas, tai praplėskime kojas kiek išeina plačiau ir stengiamės tiesią nugarą, rankas padėti tarp kojų. Kojas išlaikom tiesiai, kiek galima tiesiau. Ir leidžiamės į apačią. Prispauskim delnus ir tokioje pozicijoje pabūkime 10 sekundžių. Ir pereikime prie kito pratimo. Sekančio pratimo metu atsiklaupkime. Priekinę koją šiek tiek ištieskime į priekį ir pastatykime ją ant kulno. Tiesia nugarą, net keldami galinės kojos, su tos pačios pusės kaip koja ranka, siekiame pirštų, stengiamės šitą vietą laikyti kiek galima tiesesnį. Apimame pirštus ir laikome 10 sekundžių. Ta patį pratimą atliekame ir su kita koja. Ištiesiame ant kulno, apčiuopiame pirštus, tiesia nugarą ir laikome 10 sekundžių. Ir eikime prie paskutinio šios dienos tempimo pratimo. Atsiremsime į sieną, ištiesime kojas šiek tiek toliau nuo savęs ir atliksime tokį pratimą. Vienos kojos kulną prispaudžiam prie žemės ir kad būtų smagiau, keičiam į kitą koją, vėl prispaudžiam prie žemės ir taip darom pakaitom, skaičiuojam 20 kartų ir giliai kvėpuojam.
Ir su šiuo pratimu pabaigsime šios dienos treniruotę. Ačiū, kad buvote su manimi ir nepamirškite sportuoti kiekvieną dieną. Iki kitų kartų.